dviratininkus, aktorius, šokėjus, aktorius, komediantai, aktorius. Šių metų sausio 1 dieną mes turime 20 lavonų įžymybių. Prieš pat paskelbiant, reiškia, Epštyno sąrašus. Koks sutapimas. Atsiminkite, tai nėra tiesiog tą dieną. Galite jūs įsivaizduoti skaičius, jeigu jūs įtrauktumėt visą mėnesį. Dauguma net nepastebės iki tol, kol jie pažvelgs. Taigi aš manau, kad mes visi pamatysime dabar likus, kaip susiformuos likęs sausis. Ypatingai atsižvelgiant, kad Džefrio Epštyno juodoji knygelė išleista šį mėnesį bus, kai kurie advokatai išvardins, prokurorai išvardins naujus vardus tarp tų, kuriuos mes dabar žinom. Tačiau dar kartą, tai visą tai sujungs tarpą tarp anonų ir norimių. Kai baltosios kepurės sukuria aplinką, kur bus lengviau abiem pusės komunikuotis be trinties. Tai padarys lengviau mums ir, reiškia, kurie žinome, toliau atskleisti kitus dalykus, kurie normaliai būtų laikomi kaip konspiracijos teorijos. Tačiau dabar, kada mes oficialiai turime teisėją pasirašantį Epštyno Black Booko išleidimą, mes oficialiai galime pridėti tai prie viešo žinojimo be, kaip sakant, to buvimo populiariais gandais online, kurį mainstreamo media nebegali toliau ignoruoti kaip nepagrįstus teiginius iš bevardžių žmonių. Tai oficialiai atvers užtvankos vartus visiems kitiems tabų topikams. Tai yra adrenochromas, tai yra kanibalizmas, tai yra raudonų batų klubas, tai yra žmogaus mėsa hamburgerių, reiškia, paplotėlius tuose, hamburgeris ar ne, frazeldrip, medžioklės, reiškia, vakarėliai, pizzageitas, požeminės karinės stovyklos, armijos, Vatikano tuneliai, Haiti ir taip toliau, taip toliau. Tai bus sekantis dalykai, apie ką visi kalbės. Visi žmonės, kurie yra atmesti, ignoruojami arba gėdinami, iškėlus šitas temas, bus siekiami po šito. Jų visi sieks paklausti, kas čia buvo. Tai yra tikslas už visos šitos operacijos. Džefrio Epštyno logai yra tiltas, kuris mus ten nuves. Kur jūs ilgiau nebebūsite laikomi juodosiomis savimis šeimoje. Kur jūs ilgiau nebebūsite keistuoliais vienoje mokykloje. Kur nieks jums nebeduos šalto dušo darbe. Mes esame dabar čia. Kažkas, kas buvo visiškai neaišku metais. Mėlėjai, dar norisi pridėti. Visiems tiems, įskaitant Štučius, reiškia, ir visus kitus, įskaitant mano buvusius kolegas. Jūs visi drįso visą šitą nurašyti kaip suokalbio teorijas. Jūs esate apgailėtini visi. Tuo tarpu, kai buvo vaikai išnaudojami, prekiaujama žmonėmis, kankinamos moteris, ir čia visi tie išvardinti dalykai, palaukit, čia bus jums suokalbio teorijos, aš žiūrėsiu, kaip jūs savo akis paslėpsit. O man drįsta ir į veidą, ir už akių, ir apkalbų, ir visą kitą. Nedrįskit daugiau nieko kalbėti apie tai. Tiesiog nedrįskit. Taigi, jeigu valdančioji klasė taip trokšta tiesioginio to žodžio privartauti vaikų sekso vergus, ko jie nenori padaryti? Jeigu jie trokšta vykdyti pačius šlikščiausius aktus įsivaizduojamus, ar jie vogė rinkimus, kurstė karus, plovė smegenis, reiškia, planetai ir gamino biologinius ginklus? Ar kam nors kils klausimų, kai visas šitas dar daugiau išaiškės, ką jie sugeba visi šitie parazitai, reiškia? Ar kas nors dar turės abejonių nors kokių, kad jie sugeba viską? Epštyno auka sako, kad jinai buvo gabenama patiems galingiausiams, gerbimiausiams politikams, tame tarp ir moterims. Taigi, 2011 metais Trumpas nebuvo politikas, todėl jisai čia neįmanoma, kad būtų. Taigi, su kuo mes liekam? Ir dar moteris. Taigi, kas buvo Epštyno saugumo kameroje 11 kanale, kurią neapdairiai pasidalino Rachel Chandler Instagrame? Šita persona. Ar čia nebuvo Hillary Clinton? Frazeldrip ir visi kiti reikalai, reiškia. Nėra ko stebėtis, kad Clintonai buvo pastebėti dabar San Miguelėje de Allende, Guanajuato, Meksikoje, tą dieną, kai Epštyno dokumentai buvo išleisti, kai buvo atskleista, kad Bilas mėgsta jas jaunutes.
Jie susitiko ir nusifotografavo su buvusi Meksikos prezidentu Enrique Peña Nieto Punta Canoje, Dominikos Respublikoje gruodžio 30. Clintonai negrįžo į Ameriką po to laiko dar, jie nėra Amerikoje. Jie negrįž.